Šiandien pas mane studijoje daug spalvų ir šešėliuose ir fone. Labas. Šiandien jums nusprendžiau parodyti, kaip pasidaryti drąsesnį makiažo variantą. Nes kada daugiau nei ne per šventes pabandyti pažaisti spalvom. Ir jo įkvėpimo autorė yra garsi visažistė Karli. Pamačiau vieną nuotrauką Pinterest'e, iš tikrųjų man jinai pasirodė super graži. Šitą nuotrauką pamačius nusprendžiau ir aš noriu pabandyti. Ir aš žalią spalvą. Man patiko. Pabandysime padaryti kažką panašaus. Šio. Užmaskuosim vokus. Pradėsim nuo antakių ir naudosiu du pieštukus, vieną šviesesnės spalvos, kitą tamsesnės. Antakius fiksuoju su rudu šešėliu iš NYX. Antakių liniją išlyginsiu maskuokliu. Į viršų pakeliu priekinius plaukelius. Skatinu visas būti drąsiom, tai dabar pati pereinu prie drąsiosios dalies. Jeigu šitas žingsnis jums per drąsus, tai visas žalias spalvas, kurias aš naudosiu, galite pakeisti tiesiog šviesiom kreminiam spalvom. Kaip žalios spalvos bazę naudosiu NYX Jumbo žalią pieštuką. Imu nedidelį sklaidimo teptuką ir įsklaidau šonus žalios spalvos, kur dėjome. Su šia tamsesne spalva žalia paryškinsiu kontūrą. Naudosim šias spalvas truputį aukso. Su šitom tamsiom spalvom išdidinsim akį. Tuomet naudosiu šitą šviesiausią rudą spalvą. Grįšim prie žalios ir panaudosim šitą šviesiai žalę iššviesinti vidurinę dalį. Mums tikrai reikia daugiau blizgučio. Panaudosiu žalią spalvą iš Urban Decay paletės. Štai šią. Ir dar dadėsim NYX auksinio blizgučio. Linerį aš dažniausiai pradedu daryti nuo vidinės dalies. Tada pasižymiu uodegytę. Blakstienas perbraukiu tušu. Blakstienas naudosiu NYX Scandal pavadinimu. Štai tiek kažkur klijų užtepu. Ir vėlgi ant vidurinės dalies ir tada nuleidžiu išorinį ir vidinį kampučius. Naudosiu Maybelline Fit Me makiažo pagrindą, kurio numeriukas yra 225. Naudosime ir Fit Me maskuoklį. Į komplektą.
Šį kartą kontūruoti pabandysiu su NYX Wonder Stick pieštuku. Spalvą įsirinkau tokią ne per šiltą, light to medium vadinasi. Paimsiu dar šiek tiek šviesesnę spalvą į Saint Laurent masuoklį ir šviesinčiu pačius kampučius ir nastis. Strobingui naudosiu šį kartą pieštuką. Akius užfiksuosiu su viria pupe. Naudosiu skaistalus ir iliuminatorių viename, nes šito iliuminatoriaus spalva yra tokia rausva. Kontūrą užfiksuosiu ir dar labiau paryškinsiu. Ir naudosiu super patogų NYX'o tušą, kurio šepetėlis yra visiškai miniatiūrinis. Pabrėšiu iš NYX'o Nude pieštukų, spalva vadinasi Natural. Šiandien visas akcentas į akis, tai iš tikrųjų lūpas labai paprastai darysiu. Rinksiuosi kažkurią iš šitų nudinių spalvų, šviesiausią. Ne, gal visgi tamsesnė imsiu, bet šitą. Šitą labai graži. Ir šiek tiek blizgesio. Mano pats mėgstamiausias NYX'o vadinasi Tanned. Veido formavimą šiandien palikau pakankamai tokį skaistų, nelabai matinį, todėl ir fiksatorių naudosiu tokį, kuris suteikia skaistumą. Kai makiažas yra ryškus ir turi tam tikrų labai ryškių akcentų, tai plaukus mėgstu formuoti gan paprastai. Tai arba juos ištiesinti ir užkišti už ausų, arba surišti žemai į kasą. Naudosiu apsaugą nuo karščio, kuri taipogi padeda labai nuo elektrinimosi, kas žiemą labai aktualu plaukam. Ką aš padarysiu, tai pasistengsiu suvaldyti visus šitus pasišiaušusius mažus plaukelius, nes reikia labai glotnaus įvaizdžio, kad būtų visiškai taip lygu. Ir kad dar labiau nuleisti pasišiaušusius plaukučius ir suteikti blizgesio, papurkšim dar šiek tiek aliejaus.